Dėl futbolo ekonomikos situacija nepasikeis. Jeigu žinote, reiškia, kad sudėtis. 37 numeris. Pavel Naglas. Rokas ir Pavel. 17 numeris. Džiulius Laktinkis. Pradės taurę komandos sudėtį. 1 numeris. Šarūnas. 3 numeris. Mantas Liekis. 18 numeris. Jaunas Liekis. 13 Gončar. 36 numeris Olas Seniūnas. 11 numeris Karolis Jasaitis. 14 numeris komandos abiturientas Nerijus Mačiulis. Rudzevičius. Šiandien rungtynėms teisėjauja. Tai čia buvo tolimas smūgis. Pavelas Naglis žvilgsniu, o po to Dziękuję, podziękować. Oleg Semionov, žaidžia 15 numeris Lukas Kelskis. Rezultat rungtynių.
Abi komandos pergalius, buvo kiekvieną metrą dvikovos ir aš galvoju, kad taškas netaip blogai įsivežti iš to kažkaip reikštų visada prastos rungtynės. Kaip komandos kapitonas vertina pirmasis 5 ekipos rungtynes Lietuvoje šiemet? Na, aišku, visada treneris reikalauja maksimum, taip ir kapitonas norėtų maksimum. Visada išeina, norisi, bet ateityje stengsimės trenerių nurodymus ir džiuginti sirgalius savo pergalėmis. Kaip dublerių komandos startas, kuriems tu pats vadovauji, esi asistentas? Supratau, vadovauti yra daug sunkiau, čia aikštelį žaisti. Jaunimas dar trūksta patirties jaunimui, dėl to ir prasileidžiame įvarčių daug, nesumušame, neišnaudojame progų, bet kaip sakant, dirbsime ir pasieksime geresnių rezultatų. Gerai, kad paėmėm, sakant, taškas vėl vis dėlto į pliusą. Aišku, galbūt šiandien pirmą kėlinį tikrai gal neblogai lošėm ir iniciatyvą turėjom ir aišku, galbūt tokių ryškių momentų sukurti nepavyko, bet turėjom iniciatyvą ir gal neblogai žaidėm, aišku, antram kėlinį jau praradom iniciatyvą ir priešininką ir momentų sukūrė, kažko praradinėjom aikštės vidurį, nesusitvarkėm su antrais kamuoliais, nesisekė prilaikyti kamuolio, gerai, kad priešininkai nepasinaudojo mūsų tom klaidomis. Na ką, aišku, korektyvas įnešė, savo korektyvas įnešė ir oras, labai stiprus vėjas. Nei vienai, nei kitai komandai sunkiai sekėsi palaikyti kamuolį, tai daugiau buvo daug dvikovų, daug oro dvikovų. Nu, sakyčiau, kad, sakykime, rezultatas atspindi rungtynių eigą. Pirmajame kėlinyje, tiksliau pirmoje kėlinio dalyje, Šiauliai atrodo visiškai valdė kamuolį, varžovai beveik nepereidavo į Šiaulių aikštės pusę. Ar tokia taktika buvo greitą įvartį Šiaulių pelnyti, ar tiesiog taip? Ne, nu, tai mes išėjom nusiteikę nuo pat pradžių žaisti gerai, drausmingai. Tas pavyko ir kamuolys laikėsi ir perdavimą neblogai atlikom, bet pritrūkom galbūt aštrumo priekyje, užbaigime ir standartinėse situacijose turėjom keletą neblogų, tikrai nepasinaudojom to, sakau, yra dar kur tobulėti ir dirbti. Pasirašymo etape Šiauliai prieš Taurą laimėjo 3-0, ar čia šį kartą buvo oficialios rungtynės, tai kas pasikeitė, ar Tauras pasikeitęs yra? Tai Tauras pasikeitęs kardinaliai, gal, sakykime, 80-70%, taip kad čia visai kita komanda ir žaidžia. Plus tai pasirašymo varžybos nieko nesako, rezultatai tai yra pasirašymo. Taip kad, sakau, tikrai stiprus priešininkas ir galvoju, kad mes garbingai sužaidėme. Šiaip jau, jeigu žiūrint bendrą rungtynių vaizdą, tai galbūt ir nelabai. Sakykime, antras kėlinys vis dėlto buvo Tauro. Tikrai sukūrėm keletą rimtų progų, neišnaudojom. Aišku, reikia pripažinti, kad pirmam kėlinį Šiauliai, sakykime, atrodė geriau, mes kažkaip buvom kažkokie sustingę ir nepasakyčiau, kad Šiauliai turėjo daug progų ir mes ten pirmam kėlinį, bet, sakykime, aš manau, kad iniciatyvą ir žaidimą diktavo mums Šiauliai. Mes jie atsitraukė, mes bandėm kažką daryti, nieks nesigavo ir gavom keletą visai gerų kontrų. Antras kėlinys, aš manyčiau, kad buvo Tauro. Manyčiau, buvo Tauro ir sudrebinom ir štangą, ir 1-1, ir Savastas čia paguldė ir neįmušė. Žodžiu, tikrai turėjom progų, neišnaudojom, gaila. Ką padarysi, taškas su Šiauliais mums yra irgi neblogas rezultatas. Pasirašymo etape rezultatas buvo 0-3 Tauro naudai, tai kaip čia pasikeitė dabar viskas? Žinote, gal čia daugiau į tos rezultatus žiūri žurnalistai, mes treneriai truputį žiūrim kitaip ir sakykime, kas buvo na pasiruošimo etape, tai visiškai nekreipiame dėmesio, kiekvienas treneris, kiekviena komanda eksperimentuoja, jūs patys matėt, kad, sakykime, Tauras visai kitokia komanda negu buvo pasiruošimo etape ir žmonės, ir pats žaidimas, vėlgi, dirbam.